Matyt, dažniausiai nugaros skausmai, kurie nutinka, įvyksta tada, kai jūs pasilenkėt kažką paimti, o ypatingai, jeigu jūs tą padarote pasisukdami į šoną. Tai reiškia, kai jūsų juosmeninė dalis būna nestabili ir būtent kažkurioje tai pusėje jūsų nugara yra silpnesnė. Perspaudžia jūsų tarpslanksteliniai diskai, greičiausiai išspaudžiama kažkokia tai nervinė šaknelė ir įvyksta skausmas. Norėdami to išvengti, jūs turėtumėt pasirūpinti savo nugaros tiesimu, jūs turėtumėt pasirūpinti savo nugaros šoninę fleksiją ir lygiai taip pat jūs turėtumėt pasirūpinti nugaros rotaciją. Kitaip sakant, jūsų stuburas, jisai lenkiasi pirmin, jisai lenkiasi atgal, jisai lenkiasi į šonus ir lygiai taip pat jūsų stuburas sukasi, rotuoja. Tai šiandien aš jums parodysiu 3 pratimus, kurie tikrai pagelbės jums išvengti skausmų. Pirmas pratimas tai yra atsilenkimai ant raumeniško suoliuko. Tik šiuo atveju mano rekomendacija – darykite atsilenkimus užkišę vieną koją. Tai nėra lengvas variantas, tai yra, sakykime, daugiau pažengęs, bet jūsų tikslas bus išlaikyti dubenį stabilų, išlaikyti juosmeninę dalį stabilę, nes jūs suksitės į vieną pusę, kur yra silpnesnė greičiausiai, ir atlikti išsitiesimus. Arba, kitaip sakant, atsilenkimus. Antras pratimas – tai lateralinė fleksija. Lygiai taip pat mes jį darome ant raumeniško suoliuko, tai yra pasilenkimai į šoną. Tai reiškia, jūsų stuburas, kaip ir minėjau, tiek jisai lenkiasi pirmin, lenkiasi atgal, lygiai taip pat jisai lenkiasi į šonus. Tai užkišate kojas ir darote kontroliuojamą nusileidimą, grįžtate atgal. Trečiasis pratimas skirtas jūsų nugaros rotacijai. Tai yra mirties traukos variacija su gira, pakeliant ją iš šono. Tai gira yra šalia jūsų, atkeliate ją, ištiesiat dubenį. Dubuo eina atgal ir gyrą dedate į kitą savo pusę. Pratimą atlikite su kontrole, be jokios inercijos, be jokio greičio. Jeigu jums tiko ir patiko šitie pratimai, būtinai pasidalinkite jais su savo draugais. Geros treniruotės ir iki greito.